gera šlovinti Dievą, viešpatį ir kaip žiūriu, kai prisiminat, kai Sauliui buvo blogai, Dovydas vis šlovindavo ir jis nusiramindavo. Ir šlovinimas iš tiesų jis, aš gal pasakyčiau taip, kad kiekvienas mes turime, žinot, gal šiais laikais ir gal visais laikais buvo, kad mes daugiau šloviname ir giesmės ir viską, bet kažkaip žiūri į šventą raštą, kad labai Dievui patinka, kai mes dar jį šloviname savo gyvenimais. Kad ne tik liežuviu ir lūpom, bet ir gyvenimu savo. Ir kažkaip žiūriu į savo gyvenimą beveik 300 metų ir tikėjime ir kažkaip peržiūriu kartais, kad tas augimas vyksta, jis labai lėtai tarsi, labai lėtai. Ir aišku, yra tokių dalykų, kur tu nedarai, šiuo metu Dievas tave išlaisvino ir tai yra liudijimas kitiems žmonėms, kad iš tiesų, kad kiekvienas, aš kažkaip dalinuosi bažnyčiose apie Evangelijos skelbimą, kad Evangelija yra jėga įsigelbėti kiekvienam ir yra aišku, kad yra, kaip sako, dovanos tos, kam kitos kalbos, kam pranašavimai, bet Evangelijos skelbti mes kiekvienas galim, nes kiekvienas, kur nebeesam, ar darbe kažkur, ar susitinkam su giminaičiais, kad nebūtinai ten jau kažkaip ten jau teologiją tą žinojot. Tai aš prisimenu, kai priėmiau Kristų, aš jau ant kitos dienos jau kažkaip man šis pasaulis atsivėrė, pradėjau paukščius girdėti, medžius matyti, žinai, kažkaip, buvo viskas uždaryta tarsi, nes tu nematei tų dalykų. Bet aš šiandien noriu kažkaip pasidalinti iš Jokūbo laiško ir tikrai jis mums labai žinomas laiškas ir mes daug kalbam apie jį iš jo. Ir šiaip jis yra, jeigu taip paskaityti, visą savaitę, jeigu norit, galit, bet jeigu tu skaitai, klausai, nes ačiū Dievui dabar yra ir audio Biblijos tos įrašytos, bet tu kai pažiūri, įdomu tai, kad jis parašytas, žinot, jis parašytas visų pirma žmonėms. Per ką žmonės eina, kaip jie gyvena. Ir jis yra, žinot, pirmam amžiuje iš vis, kai tu žiūri, skelbimas, tas Evangelijos skelbimas ir gyvenimas, nebuvo dar tų visokių knygų, ten filosofų, ten, buvo labai paprasta viskas. Paprasta, Jokūbas jis labai paprastai, jis iš čia dėsto. Čia aš surašęs esu apie 17 pamokų. 17 pamokų iš laiško Jokūbo. Pavyzdžiui, tikėjimas išbandymas, prašyti išminties, vykdyti Dievo žodį, pažaboti liežuvį, tikėjimas ir darbai. Liežuvis gali statyti, o gali ir griauti, išmintis iš aukštybių, išdidys širdys. Ir taip toliau, nesigirkite, būkite kantrus, ištvermingumas. Nieko neprisiekite, melskitės, malda už ligonius. Ir taip eina tas visas Jokūbo laiškas. Bet įdomu tai, kad, biški gal tokios, biški istorijos jūs gal jau ir žinote. Jūs žinote, kad kalbama, kad Jokūbas tai buvo Kristaus brolis. Šiaip, kai skaitai ten tos visus senus dokumentus, ir, manoma, jis brolis, gal pusbrolis, ir ten konkrečiai nepasakyti, nes mes sakom brolis. Kaip nebebūtų, bet jis augo vis tiek kartu su Jėzumi, toj pačioj šeimoje. Ir mes žinome tą istoriją, jeigu taip greit pažiūrėti, kad mes žinome, kad iš tiesų broliai ir sesės, kai Jėzus buvo žemėje, jie netikėjo. Šiaip jie iš vis, jie galvoja, kad jis pamykšęs ir atrodo, Jokūbui, įsivaizduoja, žaidžia, jis dirba kartu su juo, o čia staigiai jis pradėjo kalbėti, aš esu Dievo sūnus. Galvoju, koks tu Dievo sūnus, tu stalius esi, žinai. Dirbom, žaidėm su tavim, lakstėm, žinai, čia jau staigiai pasiskelbė Dievo sūnumi. Ir žinote, apie Jokūbą parašyta, kad jis buvo teisus vyras. Teisus, tarsi. Ir kame tas teisumas, ne dėl to, kad jis labai geros buvo širdies, labai geras žmogus, o dėl to, kad jis vis dėlto laikėsi tų Dievo principų, Dievo įstatymo. Jis vykdė, jis uoliai vykdė, kaip pavyzdžiui ir Paulius.
Mes kalbam ant Pauliaus, žinai, Paulius po to ir Saulis, jis labai buvo atsidavęs. Jis atsidavęs buvo ir jam kažkoks kitas tikėjimas, žinai, nu jam nepriimtimas buvo kažkoks Jėzus, po kol jis negavo apreiškimo. Ane? Kai Jėzus pasirodė jam ir pradėjo su juo kalbėti, žiūrėkit, jis, apako, paskui pradėjo matyti, žinai, pasimeldė už jį ir iš tiesų prasidėjo kitas gyvenimas. Nes toliau eisim, pamatysim, kad taip ir su Jokūbu buvo, galima sakyti. Mes žinome, kad 1, 2, 3 amžius, ypač 1 amžiuje, jeigu taip biškį istoriją paliesti, Jeruzalėje buvo apie 100 000 žmonių, gyventojų. Kai buvo šventės, tai manoma, kad rinkosi iki 1 milijono net, kai šventė buvo, nes šventykloj. Bet šiaip buvo apie 100 000 žmonių. Iš tų 100 000 žmonių, 33 amžius, 34 metai, 33-34 metai, tikinčių buvo apie 10 000. Tai iš 100 000 10%. Nes labai plyto tas tikėjimas ir žiūri, klausyk, skaitai, kai tas ir sena istorija. Istorikai yra ir toks Eusebijus Kesarietis, taip, jeigu lietuviškai. Eusebijus, istorikas. Jis 4 amžiaus pradžioj buvo. Ir jis tos rašo visus įvykius ir apie Jokūbą rašo, kad jis buvo paskirtas kaip vyskupų. Jis buvo, nes matote, kaip tas 33 metais ir 34 labai ramus laikas buvo, visi šlovino Dievą, visi rinkosi. Nors, ne vienoje vietoje rinkosi, kaip mes bažnyčia, nes jeigu 10 000 žmonių, jie rinkosi buvo tokios, kaip pas mus vadinamos ląstelės, grupėm rinkdavosi. Ir labai ramus laikas metas buvo, bet jau 34-35 metai mes buvo persekiojami, judėjai pradėjo persekioti, dar mes žinome istoriją, kad 66 metais Roma užėjo ir 70 metais išvis šventyklą sugriovė ir Jeruzalę užėmė ir tada šitą ir mūsų ir tikinti žmonės, krikščionys, jie įsisklaidė, pradėjo sklaidytis. Įsisklaidė ir ta prasme judėjai jie labai pyko, nes vyko tarp jų nesutarimai ir jie persekioti pradėjo, nes jie buvo tarsi krikščionys kaip išdavikai. Tie persekiojimai ir jie pasitraukė, žinai. Ir šiaip paskui ir Roma spaudė, ir Roma, ir judėjai, ir buvo toks išbandymų metas. Iš tiesų, dėl to Jokūbas ir rašo pačioje pradžioje, kai jis pradeda iš karto. Jis paprastai taip pradeda, kad žmonės jie įsisklaidė ir kai visi kartu buvo, viskas gerai. Buvo žodis, jie šlovino, garbino Dievą, bet kaip įsisklaidė atskirai, kai pradėjo persekiojimai vykti, jie tarsi, nežinojo, nežinojo, kaip gyventi, kaip toliau. Todėl Jokūbas ir rašo šitą visą laišką, kaip laikytis. Bet įdomu tai, ir jis, kai buvo išrinktas 33-34 metais, kaip bažnyčios vadovas Jeruzalėje, Jokūbas, nes vyresnieji ten Paulius ir Petras, visi jie tarsi pradėjo judėti kitur. Ir kaip Paulius žinome kelionės bažnyčios, bet jie kaip sako, neverta mums tarnauti prie stalų. Nes ta prasme, dėl to, kad mes žinome, pagal apaštalų darbus, kad jie pardavinėjo visą turtą ir dalino kiek kam reikia. Ir tada žmonės automatiškai, 10 000 žmonių, man reikia duonos, man reikia batonų, man reikia to, žinai. Ir ta prasme, buvo tie poreikiai labai dideli. Ir tada, sprendė, kad, neverta tik, vien išoriniais dalykais, kad paliko Jokūbą kai vyskupą, parašyta dokumentas, kai vyskupas, jis buvo prižiūrėtojas toks bažnyčios. Bet įdomu tai, kad tas Jokūbas, kai mes matome, jeigu mes pažiūrėsime, kaipgi vis dėlto kaip jis Kristumi patikėjo. Matome istoriją, kad kai Kristus buvo, bet yra viena rašto vieta, kai mes žinome iš 1 Korintiečiams 15 skyrius, kai Paulius skelbė Evangeliją, ne? Ir jis sako, nuo 6 eilutės, 15 skyrius 1 Korintiečiams,
Sako, po to jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurie daugumas tebi gyvena iki šiol, o kai kurie yra užmygę. Po to jis 7 eilutė pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. Po mirties Jėzus pasirodė Jokūbui. Ir yra tokia Evangelija žydams, jinai Biblijoje nėra, pas mus jos nėra Biblijoje. Bet pavyzdžiui, toj Evangelijoje pasakyta, kad Jokūbas jis davė įžadą nevalgyti ir negerti, tarsi, po kol nepamatys Kristaus gyvo, prisikėlusio. Ir tarsi, sakom, kad Jėzus pasirodė jam, pasakyta 7 eilutė, ir sako, paruošk stalą, ir duonos paruošk. Ir sako, laužyk ir valgyk tarsi, nes aš prisikėliau, žinai, kad Kristus prisikėlė. Ir nuo to laiko, žiūrėkit, toks įdomus sutapimas, ne? Pauliui pasirodė ir Jokūbui pasirodė. Vis dėlto po prisikėlimo pasirodė. Ir nuo to laiko, iš tiesų, kad Jokūbas mes matome, kad yra jo laiškas. Ir ta prasme, tai va, ir jis tada jau pradeda šitą laišką, pavyzdžiui, žiūrėkit, sako, čia būtų tokia ir tema, kad tikėjimas, va, žiūrėkit, aš Jokūbo laišką, kai skaitai, tai pirmatai, kad tikėjimas, ne, ir gyvenimas. Tikėti ir gyventi. Tikiu viešpatį. Arba, žinote, kai jūs prisimenate, kai mokiniai užduoda klausimą Jėzui, tai ką mums dabar daryti? O Jėzus visų pirma sako, tikėkite mane, tai yra darbas. Tai reikia labai suprasti teisingai, kad ne tik tikėkite, kad aš prisikėliau, kad aš buvau, kad aš esu toks Dievo sūnus. Bet matot, Jėzus sako, gerai, jeigu mes tikime jo, tada jis man sako, ką jums kalbu, kas vykdo mano žodį, tas yra mano mokinys. Taip. Ką Jėzus kalba, tai mes turime tada klausyti, jeigu iš tiesų tikime, kad jis gyvas ir kad jis mūsų gyvenimo viešpats, nes daugelis išpažįsta Kristų kaip Dievą. Taip, ir pripažįsta, sako, jis buvo Dievo sūnus, jis buvo nukryžiuotas, 3 dieną prisikėlė. Pradžia tai yra, bet yra, žinai, skirtumas, kur žmogus priima Kristų, priima dvasią, priima į savo širdį Dievą. Ir šventoji dvasia nužengia ant jo, ir tada jis sako, viešpatė, tu esi mano gyvenimo viešpats. Nors mes kartais gyvenimą pamirštam, kartais mes patys savo gyvenimo viešpačiai norim būti. Ir daug, kai tu kalbi su žmogum, arba kur nebebūtum, sako, kartais žmonės sako, aš pats savo Dievas. Tai aš tada užduodu klausimą, tai galėsi savo ir mirties laiką pakeisti. Palauk, tai jeigu tu Dievas, tai tu visagalis, tu viską padaryti gali. Arba kaip mes kalbam, kad žmogaus, kai tu kalbi su žmonėm ir sako, kokią tu valią, tu jam kalbi valandą laiko, skelbi Evangeliją, sako, kokią tu vis dėlto valią atradai, negert, nerūkyti ten. Ir tu sakai, žmogaus valia iki tam tikrų ribų. Virš valios Kristus. Ir kai jis apsigyvena, jis mums, žinot, mes labai dažnai kažkokių dalykų meldžiame, kur iš tiesų mes nematome, kad, kaip ir sako, kad Dievas mums padovanojo, ko reikia gyvenimo ir dievotumui. Jis man dovana suteikė tas, o mes kartais dar meldžiame, Dieve, padovanok, suteik man. Bet jis jau padovanojo, ko reikia ir gyvenimo ir dievotumui. Jis nieko kito, sako, mes teisiniai būsim pagal žodį. Jis nieko naujo nepasakys, kas mums duota šiandien. Ir žiūrėkite, Jokūbas pradeda pirmas eilutės, sako, Jokūbas, Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas siunčia sveikinimus 12 pasklydusių giminių. Ką tik skaitėme, ne? Jie pasklydo, ten po visą, žinai, pabėgo iš Jeruzalės, nes persikėjo buvo, kai kurie ir lygiai buvo. Bet sako, mano broliai, bet pats pirmas dalykas, laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkate visokius išbandymus. Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, o ištvermė subręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Broliai sako, laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkate visokius išbandymus. Ir kokie išbandymai yra visokių spalvų, įvairovė išbandymo. Ir kai kurie, žinote, kažkada mūsų viena
pažįstama mano, jinai vat prisiskaitė, žinai, apie tos išbandymus, skaitė Jokūbo laišką ir pradėjo prašyti išbandymų pas Dievą. Ir jie iki tiek prisiprašė, kad papuolė į ligoninę. Nežinau, kažkokia liga ten buvo. Ir tada pradėjo ligoninė verkti. Kodėl man taip atsitiko? Matot, jų nereikia prašyti, jūs patys žinot, jų nereikia kviesti ir prašyti, jie patys ateina. Bet tik klausimas dar antras, nežinau, ar jūs susidurėt. Bažnyčiose susidurė su tokiu dalyku, kad jeigu aš tikintis, tai kodėl aš einu per tos išbandymus? Ašgi Dievo esu tikintis, žinai. Nu, kad ta prasme, jau tu, jeigu tikintis, tai tu nei sergi, nei ką. O mesgi matome, pavyzdžiui, jeigu tu žinai šventą raštą, mato Evangelijai, sako, vienas statė ant tvirto pamato, o kitas statė ant smėlio. Bet išbandymus tai jie per tos pačius išbandymus ėjo. Bet kitas statė ant tvirto pamato, o kitas statė ant smėliuko. Žinot, jeigu žiūrėti statyti ant tvirto pamato, mes prisimenam Danieliaus knyga tokia yra Senam testamente. Ar žinote, kad jinai yra? Taip. Man klausimas kyla. Žiūrėkit, pirmas skyrius prasideda. Visi Danielius ir jo 3 draugai, jie gavo išmintį Babilone, kai gyveno, žinai, gavo tą išmintį, žinai, jie nesipriešino. Jiegi netgi nesipriešino, nes jiems vardus pakeitė. Jie nesipriešino. Bet kai priėjo kiti dalykai, kaip pavyzdžiui pats pirmas išbandymas, aukota mėsa stabams, jie atsisakė valgyti. Išbandymas atėjo. Antras dalykas dar geresnis. 3 draugai, kurie atsisakė garbinti stabą. Klausimas, pirmas klausimas, aš kartais irgi užduodu žmogui. Kodėl Dievas leido, kad jos į ugnį mestų? Kodėl jis nesustabdė? Igi tikintis buvo. Bet kodėl jis leido, kad mestų į ugnį, pavyzdžiui? Mes esame irgi ne kartais, nes, žinai, ateina tas perpatikrinimas mūsų tikėjimo. Ar tu pasitiki Dievu, ar tu pasitiki savo kažkokiais, nuvatais, įsilavinimais, kur tu pats gali viską. Nu taip, Dievas duoda išminties, kad mes daugelį dalykų ir patys, bet viskas, kas liečia švento, kas liečia gyvenimo, pasitikėjimo juo, yra tokių situacijų, kur tu negali. Ne? Ir įdomu tai, kad žiūrėk, ta ugnis buvo pakurta 7 kartus dar karščiau parašyta. Ir tie, kurie mėtė tos 3 draugus į ugnį, jie sudegė. O tie 3 draugai, tokie ugniai buvo, jie ėjo per ugnį. O kas su jais buvo kartu? Ne Jozas, bet Jėzus. Taip, nes kartu. O Jėzau, įsigąsta žmogus, gal ne Jėzus, čia Jėzus. Sakė, buvo ugniai, ėjo per ugnį, bet tarsi buvo 4, kaip Dievo sūnus. Ir daugelis šiandien mes, kai einam per išbandymus, mes taip išsigastam, arba, į neviltį, žinai, velnios trakiai, į neviltį mus įvaryti, supranti, kad nepasitikė Dievu, arba dar klausimas, ir dar kiti žmonės sako, a tai kur tavo Dievas, o tave ugnis degina, tu eini per ugnį, ir mes pamirštame, kad Jėzus su mumis. Iš tiesų. O jis visada su mumis, visada. Sako, jeigu tave mama, motina paliks, aš tavęs niekados nepaliksiu. Teisusis 7 kartus krenta, bet Dievas ir vėlgi prikelia. Antras dalykas, pati Danielių metė į liūto narvą, taip? Ir sako, kai mėtė, žinai, kai mesdavo žmonės į liūto narvą, tai jie dar nedakryzdavo iki žemės, jie suorė jau, žinai, sutraiškydavo. O Danielius, sako, Dievas užčiaupė nasrus liūtums. Mes matome Dovydą, kuris buvo piemuo. Jis nuo vaikystės, jis ganytojas, ganė avelės, avis. Ir jis susidurdavo ir su liūtais, ir su meškom.
Ir sako, Dievas mane išgelbėdavo. Jis kovojo, kai įdomu, kaip su meška tokia. Meška. Tu gavai tą mano video, aš to atsintės buvau, kaip Romai, Vaida užpuolė tą mešką ant mašinos tiesiai. Sakau, ačiū Dievui, tu dėko Dievą, kad išgelbėjo, žinai, nes būtų sudraskęs, vėl, žinai, su vaikų buvo. Nu, tokia jėga. Ir galvoja, kaip tas Dovydas, žinai. Jis jau praėjo nuo vaikystės tą patirtį ir jis, matai, mes kartais, žinai, kai kažkada aš prisimenu, ką tik kai įtikėjo 96 ar 7 metais, vienas pamokslininkas sako, visada rašyk Dievo atsakymus į tavo maldas. Lengviau bus, kai ateina išbandymai, tau prisiminti. Kiekvienas žmogus, kuris eina per išbandymus, kokie nebebūtų, visokių sferų, žinok tai, kad yra žmonių, netikinčių žmonių, kurie irgi tuose pačiuose išbandymuose. Bet kai mes tame išbandyme išliekame ramus, gal mažai kada, bet Dievas ragina mūsų, ne? Nu, tu tarsi ramus, tu pasimylė viską, Dieve, ačiū tau, bet tau vis tiek. Kerta, supranti, kad šitam pasaulyje vis tiek tave, tarsi, kad nepasitikėti Dievu, žinai, kad kur tavo Dievas, žinai, kodėl jis taip daleido, žinai, kaip taip gali būti. Matot, apaštalų darbuose, žiūrėkit, pasakyta, sako, mes per daugelį išbandymų mes turime įeiti į Dievo karalystę. O tie išbandymai ir yra, kad ateina ta ugnys ir, kaip ir ugnys, būna kartais tu viskas gerai, ir darbe, ir visur, ir linksmas, o kartais būna tave degina ugnys, kad tu mastai, gal kažką blogai pasakiau, pasielgiau blogai, va ten, ir šventoji dvasia liudija, kažkokį tai dalyką blogai padarai. Sakai, Dieve, nedaleisk man daryti tos antrą kartą šitos klaidos. Ir tau bloga, kad ne taip pasielgia kažkaip. Ir vėl tu eini pas Dievą, bet jeigu tu, žinai, neeisi pas Dievą, pas ką, kur eiti kitur? Kai, žinai, vienas jaunas toks vyrukas įkalinimo įstaigoje pas mus ateidavo į paskaitas ir sako, išeinu į laisvę, žinai, sakau, susitiksim, žinai, bažnyčia gal kažkokia. Ne, sako, man bažnyčios jau nereiks laisvės, aš vėl sportuosiu, žinai, sąlytis, sportas, sakau, žinai. Čia viskas gerai turėti, bet ir čia reikia dar turėti. Ir jeigu tu neapskaičiuosi ir vėl į zoną. Suprantamai kalbu? Lietuviškai. Galima lenkiškai. Dėl ko aš pasakiau, dėl to jaunolio paminėjau. Todėl, kad žiūrėkit. 5 eilutė. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Ir aišku, sako, tegu tik prašo tikėdamas, niekiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą varinėjimą ir blaškomą vėją. Antras dalykas, pirmas dalykas, kalbėjom, kaip einam per ugnį, kai ateina į mūsų gyvenimą išbandymai. Matot, Jokūbas jis nerašo, kad jeigu kartais teks, kadangi tu esi tikintis, bet jeigu kartais tau teks eiti per išbandymus, jis konkrečiai sako, kai tu patenki išbandymus, kaip išbandymas, kažkoks ten, žinai, toks išbandymas, kai tave ten sektantų pavadina, tai man linksma, žinai, aš juoktis pradedu. Bet aišku, jeigu tau praneša, pavyzdžiui, kažkokią tai sunkią lygą, pavyzdžiui, neišgydoma ta lyga, mes kreipiamės vėl pas Dievą, prašome jo malonės, tada jau sunkiau, arba netektys kažkokio tai žmogaus, jauno žmogaus, kad mes matome ir 20 metų, būna 25, ypač dabar, žinai, kaip pažiūrė jaunimas, kaip nusiperka mašiną ir gazo, muzika ir gazo. Ir ką mes matome per žinias, ką rodo, kaip mašinos sutraškytos. Jaunas žmogus 20 metų, 25 metų. Todėl, kad viskas gerai ir tie emocijos tas išdidumas žmogaus, kad daveda iki tokių dalykų, kad mes neturime išminties. Jeigu pasakyta, jeigu
žinai, pas jūs ženklas 30 ir jau, žinai, žiūri, kad stovi registratorius. Bet klausimas, jeigu nebūtų registratoriaus, tai greičiausiai 50 ir 60 būna pralėkia ir nors tavo registratoriai. Arba dar autostradai 130 ir tu, kai kažkokias ten tas didelės mašinas lenki, kitas privažiuoja ir tau mirksi ir jis mato, kad aš lenkiu, bet jis mirksi tau. 130 važiuoja ir tu biški paspaudė 135 ten padarai, bet viskas daugiau bijai, nes yragi tokių visų ir aišku pažabojamus keliai, tikrai. O jis mirksi tokiam kelią ir viskas jau tiek skuba į kitą gyvenimą, žinai. Skuba jam, žinai, gyvenimą. Dievas kviečia mane. Nu, ta prasme, kad tu ten greit, žinai, kad aš nežinau, aš jau kalbėjau kažkada, kai kosmose kažkas ten sako, ar matei Dievą? Sako, ne, buvau kosmose, visą išnaršėm kosmosą, niekur nemačiau Dievą, tai reikėjo, sako, skafandrą nuimti, tai štai susitiktum su juo. Greitai matytum. Ir vat kalbant apie išmintį, aišku, yra du dalykai yra. Pavyzdžiui, yra išmintis, kur tave kelia į išdidumą, tu prarandi paprastumą žmonėms. Ir man teko susidurti, kurie žmonės mokosi. Aš ne prieš mokslus ir ne prieš skaitimą knygų, žinai, bet tu kai pažiūrė, kai žmogų pažinojai prieš mokslus ir tada, kai jis jau mokys, jis pradeda, jis tada kažkaip kitaip pasidaro kitoks, kabinasi prie žodžių, žinai, tai tu netaip ištariai, tai netaip, tai ne ilgoji, trumpoji, žinai. Ir aš kartais žiūriu, sakau, žinai, vat, nu, kad neprarasti to paprastumo, aš vat, kažkaip liudijau ir Gintas aš žino, kad mes, pavyzdžiui, kalinimo įstaigoje arba ypač nakvynės namuose. Nakvynės namuose tu ateini, kai aš sąvartinį tarnaudavau 5 metus, tu apkabini žmogų ir jis pradeda verkti. Tu apkabini jį, tą žmogų. Tai sako, mes, žinai, jau mus skaito kaip, antrarūšiai žmonės, žinai, kaip ir nakvynės namuose. A tu ateini, pasisveikini, apkabini, žinai, ir jis sako, kada vėl atvažiuosit, supranti, kad va ta meilė, supranti, neprarasti, žinai, kad ta išmintis, kad neišpūstų, kaip pasakyta, bet vestų į meilę, į dievišką meilę. Kad mes neprarastume, žinot, kai atėjo Jėzus suimti ir Jėzus buvo minioj, prisimena tą, ne? Ir jį labai staigiai atpažino, nes jis buvo auksinis chalatas su karūna raudona tokia, žinai, papuošta akmenukais. Ar jis toks buvo? Jis buvo, kad tu minioj net nepastebėdavai ir Judas išdavė pabučiavimu. Jis paprastas buvo, jis nenorėjo išsireikšti kad aš čia Dievo sūnus ir ta prasme pasireikšti nenorėjo ten, kad sako, kurį pabučiuosiu, tas yra Jėzus. Matai, jis paprastas buvo. Aišku, jis buvo Dievo sūnus, bet buvo ir žmogus. Bet jam labai rūpėjo kiti žmonės. Iš tiesų, kaip aš meldžiuosi, sakau, Dieve, sukurk man gailestingą širdį, žūstantiems žmonėms, žūstančiam pasauliu, žūstančiam. O mes kartais, žinai, būna tarnavimuose užsisukam, kad žmonėms mažai kreipiam dėmesį, žinai, žmonės, kad, žinai, kaip vienas sako, foteliniai krikščionys. Nuo sekmadienio iki sekmadienio ir Dievas ragina mus, kad visų pirma, kai mes ir malda mūsų, kad Viešpatie, kaip ir mokiniai meldėsi, daug mums išminties ir drąsos, kad mes, ir kai sako, kas ten sako, kad skelbdami kitiems, žiūrėkite, kad ir patys neatkristumėte. Kodėl? Todėl, kad tu, žinot, nešti kryžių ir mokėti kainą labiausiai pasimato, tai kai tu išeini į pasaulį skelbti Evangeliją. Gintas tai žino, nes jeigu ne, įkalinimo įstaigai, ten tikrai reikia nešti kryžių ir mokėti kainą. Kad nepradėtum jos ten, žinai, jie tau taip, tu irgi taip pat, jeigu neimti
Ir pasaulyje, jeigu imti žmogų, jeigu jis ten pradeda, žinai, kalbėti nesąmonės ir varyti ant tavęs, nu tai, o tu tyliai ramiai, žinai. Nes jeigu to pačiu atsakai, tu jau neneši kryžiaus. O Jėzus, žiūrėk, mušė, ne? Ir supranti, dėl tavęs ir manęs jis nieko blogo nepadarė, žinai, kaip tas ir plėšikas sako, jis nieko blogo nepadarė. Mes verti to, kad kabam čia ant kryžių. Ant kryžius, kad kabam, tai mes to verti. Bet vat, kad jis nevertas, jis gerą darbą darė. Mes turime suprasti, kad vieną kartą buvo susirinkimas ir ten žmonės sako, tai kadagi mus priims kaip tikinčius žmonės, nu priims visi ten, užeini namo ir tau stalas padengtas, tai neša ant rankų sodina. Nu, yra ir tokių žmonių, bet labai daug, pavyzdžiui, mano miestelis tiek mane skaito, kai siektoj tu esi ir nėra su ko, apie ką su tavim pakalbėti. Bet anksčiau, sako, galima buvo. O dabar, tai sako, davai pakalbam, žinai, tai, kad tu žinai. Apie savo Dievą tik kalbėti. Ne tik apie Dievą mes galim pakalbėti, bet vis tiek mano pareiga ir paskelbti Kristų. Ir ta išmintis, tai reikalinga, žiūrėkit, Senas testamentas labai daug pavyzdžių, Senam testamente. Mes matome, kad labai dideli žmonės, jie turėjo išminties, pavyzdžiui, Dovydas, bet vis dėlto nusidėjo. O labiausiai pats išmintingiausias karalius, kas buvo? Matome jo istoriją. Taip, ne dėl to, kad pasmerkti, bet mums pamokos. Ko jis prašė? Dievas sako, ko norėtum? Šiandien Dievas tau sako, ko tu norėtum? Aš gal norėčiau mašiną, hybridą iškart pasakyčiau. Nes šitą mašiną mano dizelis, tai pinigus tik kišu, žinai, ir niekas neranda nieko. Bet iš tiesų, žinokit, jeigu tiesiai šviesiai pasakyti, mano viduj noras, kad Dieve daug išminties. Bet dabar žiūrėkit, nu gerai, daug išminties. Visų pirma, ką mes kalbame, nepamirškime, kad mes turime Kristaus protą. Mes turime jo žodį. Mes turime jo žodį. Ir jeigu tu neskaitai žodžio, nesimaitini Dievo žodžiu, iš kur ta išmintis bus? Arba iš kur tu žinosi, kaip atsakyti žmogui. Pavyzdžiui, žmogus sako, nu gerai, tu atskelbėjai apie Kristų, tai ką man dabar daryti? Tu iškart matai, kad Romiečių 10 skyrius, lūpomis išpažįsta širdį. Arba matai, kad kaip žmonės įtikės, jeigu nebus skelbėjo, kaip jie gali įtikėti. Mes viską Dievo suvarom, žinai, Dievas padarys, palauk. O aš kam reikalingas, aš jo indas. Aš jis sako rankos ir kojos. Aišku, kad Dievas, Romiečiams pasakyta, kad nėra nežinome Dievo, mes iš darbų, iš pasaulio matom. Tas visuotinis apreiškimas. Bet raštas ragina, kad kokios, sako, puikios kojos tų, kurie skelbia Evangeliją, žinai. Kur atveda, žinai, man tai va tas vaizdas, kad Jėzus palieka 99 ir jie eina ieško vieno. Ir jis visada taip daro, žinai, tarsi ieško. Kai vienas ateina į bažnyčią, atsiveria, Dievas didžiausias stebuklas su juo padaro. Ir iš tiesų ir mums džiaugsmas, ir dangus, sako, džiaugiasi. Bet va ta išmintis, kad, kaip žiūri, kad Dovydas, Saliamonas ir Ekleziastas skaitai, tai tu kai skaitai Ekleziastą knygą, tu ją kaip skaitai, tu pasirenki, tu matai tokius dalykus, kur visi žmonės vienodai patiria išbandymus, vienodai. Nėra kažkokių tokių jau didžiausių išbandymų. Didžiausių išbandymų, sakau, liga arba mirtis. Bet kai tu skaitai Saliamoną, jis viską išbandė, įsivaizduoji, viską. Sako, bandžiau ir gerti, ir linksmintis, ir nieko po šitą saulę nėra nieko naujo. Nieko naujo. Ir paskui toks, žinai, kaip ir Jokūbo laiškas, jis toks yra paprastas, kad jis, grinai žmogiškas toks laiškas, kad, aišku, Paulius, tai sako, sunkus laiškai tokie, jis ten ir filosofija ten suriša, viskas gerai ten. Kaip ir Petras tada sako, yra nesuprantamų dalykų. Bet Jokūbas, pavyzdžiui, paprasčiausias dalykas, žinai.
Tiki Dievą, taip tikiu. Nu, jau sakau, ačiū Dievui, žinai, kaip sako. Jau su velniu susilyginai. Nes velnias tiki ir dreba, sako. Ir velnias tiki. Ir velnias, sesė, kai kalbėjimis, ir šventą raštą geriau negu aš žino. Bet jis tik žino. Ir mes daugelis žinome šventą raštą, bet ar naudojam gyvenime, ar gyvename. Ir sako, ai, sakai, tiki Dievą, gerai darai, sako, ir velnias tiki ir dreba. Kažkoks vienas pamokslininkas sako, nu, matai, vat velnias tiki ir dar net dreba. Sako, ne visi krikščionys dreba. Prieš Dievą. Sako, bijok Dievo, bijok Dievo, bijok. Kai tu tą baimę supranti, ar tu visada drebi, kad kažką blogo padarai ir Dievas tau trenkt per galvą. Ką padarai, per ausys, žinai. Nu ne, taip nebūna. Dievas tiesiog yra, mes mokomės. Kad visų pirma, aš visada žmogų, ir kiek žinokit, yra žmonių, kurie, nu, nemato Kristaus aukos už tave, nu, kad už jį užmokėta, sumokėta kaina. Ir Dievas žiūri ne į mane, kad aš toks geras žmogus, čia tarnauju. Jeigu ne Dievas, aš iš vis nežinau, kur būčiau. Čia viskas iš jo malonės, kiekvienam skirtos dovanos ir tarnauju. Bet žmogus jis nemato, kad Kristus mirė, pralėjo savo kraują už tave ir Dievas dabar per Kristus žiūri į mane. O dabar visas tas žodis, šventas raštas, moko mane. Kad, pavyzdžiui, kaip ir Romiečiams 12 skyrius sako, mokėkite kainą, aukokite savo kūnus, neprisitaikykite prie šito pasaulio. Ir žiūri, kad 11 skyrių ten smulkiai išaiškinta Evangelija, žinai. Bet jau 12 skyrius vėl praktiniai dalykai. Vėl prasideda ir vėl, nu, yra tos tokios, nu, kai sako, taip, Dievas mus myli, tarsi, nu, aš tai nežinau, ar galime tai pasakyti. Ne, jis mus myli, jo yra be sąlygų, ta meilė, be sąlyginė. Bet yra Biblijoje sąlygos mums tokios, ne, pavyzdžiui, aukokite kūnus, mokėkite kainą, Jokūbo laiškas. Jis sako, tikėjimas, daug labai Jokūbo laiško, daug kam nepatinka, nes sako, tikėjimas be darbų yra miręs. Nu tai palauk, tada paimam Pauliaus laišką, Efeziečiams laišką, 2 skyrių. Dievas iš savo malonės išgelbėjo mus ir mes dabar kam sukurti? Darbams. Geriems darbams. O tie darbai, Dievo darbai, tie darbai, kur Dievas mums... kur Dievas skiria mums atlikti, tie darbai tik iš tikėjimo viešpačiu, pirmas dalykas, iš jo malonės. Nes yra gerų darbų, labai daug yra gerų darbų ir aš kai susitinku ir su kitatikiais, galima sakyti, kad jie man akcentuoja mylėti artimą labai, žinai, vat neseniai buvo, aš kažkada, kai paskui, kai liksiu paliudysiu, vat ką tik užvakar buvo, kur aš bendravau ten su ir aš ten pasakiau, nu, šitiems tai nesakiau, bet vieną kartą kitiems sakiau, kad jūs siūlote amžiną gyvenimą, patys jo neturite, bet jūs siūlote, o patys jo neturite. Kaip galima taip? Tada nenori su manim kalbėti. Nu, sako, gerai, ačiū, viso gero, sėkmės jums, sėkmės. Ir ta prasme, mes matome, kad iš tiesų šventas raštas, jis, nu, ragina mus prašyti Dievo išminties. Jinai iš tiesų reikalinga ta išmintis, kai mes patenkame į išbandymus, kaip išstovėti, kad tave, pavyzdžiui, tu kažko nori, žinai, gal ir šeimoji, ir tu negauni, ir velnias stengiasi tave įvaryti į depresiją, į nepasitikėjimą Dievu, tu sakai, Dieve, aš tikiu tavim, kodėl man taip atsitiko. Ir tu, kai žiūri, pavyzdį biškį, gali pažiūrėti Abraomą, aš skaitau, mąstau, kaip jam 25 metus laukia pažado. Aišku, kiek darė jis irgi taip pat klaidų, žiūrėk, ne? Ir atėjo pažadas po 25 metų. Haleliuja. Stalai apkrauti švenčiam, žinai. Čia staigiai auga tas, džiaugiasi, sako, paaukok. Kaip galvoja jis, o kaip vaikas jautėsi, tėtuka, iš kur mes gausime auką, tėve, a kur mes auką, iš kur gausim, nu, malkų matau yra, visko yra, auka, kur? Abraomas sako, Dievas parūpins.
Bet Žydams laiške 11 skyriuje pasakyti, kad jis tikėjo, kad Dievas jį ir iš numirusių gali prikelti. Bet vis tiek, suprasi, nu taip parašyta tikėjo. Bet vis tiek viduje žmogus, jis buvo žmogus, ne? Ir kaip vedė jis atėjo. Ir dar toks dalykas, kad nutikėjo, dar pakėlė jau ranką, ir sako, sustok, Dievas sustabdė. Ir žiūrėkite, ar tai buvo, šiandien išėjo iš pažadėtos žemės Abraomas, po metų gimė sūnus ir staigiai aukoti sūnų pasakė. Ne, ėjo laikas, 25 metai, pažadas Dievo. Susilaukė vaiką. Pradžia susilaukė, taip, kažkaip paskubom. Nes laukia, nesulaukė, dar žmona sako, žinai, davai, su tarnaitėm, bus tas vaikas, turbūt toks ir planas gal Dievo. Arba kaip Jobui, sako žmona, tu dar tiki savo tą Dievą? Pažiūrėk, iki ko tu dasiritai. Prakeik ir numirk tu geriau. O žmona gera. Numirti vyrui siūlo, žinai. O Jobas sako, kvaila šneka, kvailai kalbį, sako. Argi tik gerą priimsi iš Dievo, blogo nepriimsi. Bet matai ir gerą, ir blogą. Ai. Dar įdomus toks dalykas apie Mozę pasakyta. Mozė. Aš kai skaitau Mozę, tai jis tik sėdėtų ir ten tik spriktais ten vadovautų Egipte. Visa Egipto išmintis. Išvis jis vadovautų, tik tikrintų, kai žmonės dirba, kai viską. Bet jis sako, jis matė, kad sako, jis pasirinko su savo tauta, jis geriau pasirinko su savo bažnyčiokais Riešėje kesti sunkumus, nes jis matė atlygį. A kai žmogus nemato atlygio, jam atrodo, aš gyvensiu žemėje, kas to po to, kai aš užduodu žmogui klausimą, o kas po to užkas. Išgers už mano sveikatą, sako paskui. O po to, sakau, kai užkas, kas po to, nieko neužkas. Ne, sakau, ne. Biblija ne taip kalba apie baisiausią mirtį. Pirma mirtis tai palies mus, jeigu Kristus negrįž. Bet antra mirtis tai yra baisiausias dalykas. Žmogus amžiams, bet kai kurie sako, kadangi Dievas gailestingas, tai jis ir tendos atgailauti tau. Aš to nematau Biblijoje, žinai. Ir taip mes, kai žmogus klausia, tu ir atsakai, bet ne taip, kad ten, žinai, gąsdinti pastoviai su, žinai, reikia užtat ir kalbam, mes duokia išminties mums, kaip bendrauti su žmonėm. Bet ta išmintis ateina pirmas dalykas, artimas ryšys su Dievu. Jeigu tu šiandien neturi artimo ryšį su Dievu ir lankai bažnyčią, viskas gerai. Bet laikui einant, jau jeigu žmogus nėra artimo ryšio su Dievu, prarandi po kažkiek metų artimą ryšį su Dievu, jau aš tai skaitau, kad tu pradedi statyti ant smėlio, ant smėliuko. Nes tada, žinai, yra, man toks vaizdas su patėviu, kai buvo, žinai, tarsi yra tikinčių tokių, kurių 20 metų bažnyčių tikėjime ir jam visada reikia lašalinės. Tik lašalinės. O pats jis valgyti nenori pradėti, jam lašalinė. Ir aš tą lašalinę mano patėviui, jam kai buvo, jis jau silpnas buvo, į Vilnių atveždavau, jam to lašalinių 1, 2, 3 ir jį taip pat gaivindavo. Jau tarsi ruoškitės mirsa, tie važiuoja į skūdą, sikosi, sėdi. Kaip, sakau, taip gali būti? Sakau, mes jį atpumpavom lašalinėm. Bet gydytoja pasakė, lašalinės visą gyvenimą nestatysi, ne? Jis turi pats valgyti, jogurtą kažkokią, ar sriubytės kažkokios, ne? Bet pastovi lašalinėm mes negalim visą gyvenimą tik ant lašalinių, žinai. Kad sako, jis turi valgyti po biškį, turi, ir mes sakome, aš nenoriu. Ir mano toks vaizdas, žinai, kad kartais, žmogus, jis nesimaitina Dievo žodžiu.
Jis visą savaitę, žinai, dirba, užsisukęs darbuose, vėl sekmadienį bažnyčią, aleliuja, šlovė viešpačiui, bet jeigu tu nesimaitini, taigi paprasti dalykai, jeigu tu nevalgysi, negersi arbatos, kavos, kiekvieną dieną tavo kūnas silpsta. Taip pat viskas yra su dvasiniu žmogum. Jeigu tu nesimėti, sako, ne vieną dieną žmogus bus gyvas, bet kiekvienu Dievo žodžiu. Ir jeigu žmogus nori įsigyti išminties, kaip tu jos, tu taip mokė, žinai, bet žmogus jis nemato ir nežino, nemato, kad kiek reikia skaityti, mąstyti apie tą Dievo žodį, jis vidaus nemato, žinai. O atrodo, jau toks protingas, joks čia protingas, aš nesu nes kažkoks mokytojas, nei ką, tiesiog aš gyvenu ir dalinuosi Dievo žodžiu, ką pats išgyvenu. O šiandien, pavyzdžiui, studijoje Jokūbo laišką, jis man per 30 metų tu skaitai, bet kai tu pradedi gilintis ir mąstyti, tu žiūri, tu klausyk, čia Jokūbo laiškas. Ir man taip iškart atrodo, ir visi taip kalba, pamokslininkai, man pats šiai dienai kručiausias laiškas Jokūbo laiškas. Ne? Nes kai tu studijuoji, gilinėsi į jį, tu pamatai daug labai dalykų. Tu labai daug dalykų pamatai. Tu pamatai tokį dalyką, kad palauk. Ir Kristus per savo kentėjimus išmoko paklusnumo. Kaip gali būti? Kristus, Dievo sūnus. Bet sako, jis per savo kentėjimus išmoko paklusnumo. Ar mes šiandien, kaip einam per išbandymus kentėjimus, išmokstam paklusnumo? A kaip išmokti paklusnumo, jeigu turi išminties? Tu vaikštai ir, žinai, niuniuoji giesmį, pavyzdžiui, darbė aš būna kažkokia žinoma giesmė, tau, arba pagauna tave vėjas ir tu tą giesmę niuniuoji ir sako, Jėzus ir pats su savim kalba. Jau 60 metų jau, žinai. Pats su savim. Dar neuždarė. Sako vaikystė, iki 50 metų ir nuo 50 metų prasidėjo vaikystė. Juokauju, bet va toks, žinot, paraginimo iš tiesų, žodis, žinai, aš čia kažkaip paprastai, bet tokie dalykai žiūriu, kad, pirmas dalykas, kad tie išbandymai iš tiesų ugdo mūsų ištvermę, mes kantresni, su to kantrumu, tai man irgi, aš gal dalinausi, aš atmintinai meldiesi viešpatie, meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas, patikrinkit, visi 9 dalykai. Meilė, džiaugsmas, ramybė. Kaip tik kantrybę paskaitai, taip ir kerta klausyk. Ar parduotuvė, ar su žmogum kažkokia, ar darbe, ar kažkur šeimoj. Galvoju, palauk, kantrybę išbrauksiu. 8 tik liks. Ir nesigauna. Nes tu žiūri, kad pavyzdžiui, kantrybė, tu paprašai, išmintis ateina, Dieve, kantrybės, man kantrybės. Pažiūrėk, ateina praktiniai dalykai. Ateina žmonės, kurie bando tavo kantrybę. Bet pažiūrėk, čia šitoj, būkite kantrus. Būkite kantrus. Būk kantrus. Ir tavo šventoji dvasia tarsi, būk kantrus, žinai, tyliai taip, būk kantrus, žinai. O dar vienas dalykas, man tai, žinok, labai padeda. Tik dėl to reikėjo gal ir atvažiuoti pas jūs. 2 Efeziečiams skyrius, aišku, juokauju. Bet, žiūrėk, aš į žmogų žiūriu, šiai dienas į žmogų žiūriu kaip įkalintą. Kaip žmogus, netikintis žmogus, kaip velnio pinklėse. Ir sako, kai tu kalbi, rasi Dievas įduos jums atgailauti ir jie atsipeikės nuo velnio pinklių. O 2 skyrius Efeziečiams, mes kas anksčiau būdavo, kas aš buvau anksčiau, paklusdavau kunigaikščių viešpataujančiam ore. Ir kai man įkalinimo įstaigoje užduoda klausimą, žinai, kodėl tu zonoje, kodėl nesėdėjai kalėjime, žinai, ar teko sėdėti. Sakau, fiziniam neteko, bet dvasiniam teko. Nes mes visi įkalinti. Mes anksčiau neklusnus vaikai buvom ir paklusdavom kunigaikščių viešpataujančiam ore, o neklusnus vaikai prasidėjo nuo pat pradžios, Adomas ir Ieva. Ir ta prigimtinė nuodėmė, kaip tu ją negesink, koks tu geras nebūk, nieks nepanaikins tavo tos prigimtinės nuodėmės apart Jėzus aukos, kai Jėzus apsigyvena tavo širdį.
Ir aš, man lengviau kažkaip, žinai, nestresuoju aš, žinai, bet tiesą sakau. Kartais mes, žinai, būnam, kartais norisi būti geresnis už Dievą net. Kad mes bijome įžeisti žmogaus, bijome tiesą pasakyti, o tiesą reikia mums sakyti, žinai. Kaip nebebūtų, aišku, nešokti iš karto. Žinai, kaip tas yra, nežinau, kas girdėjo, kaip vienas brolis atėjo į susirinkimą su mėlynė. O, kas atsitiko, sako. Evangeliją skelbiau. Palaimintas, žinai, jeigu dėl Dievo. A tai kaip skelbėjai, pasidalyk, papasakau. Sakau, įlipau į taksį, žinai, ir tam taksistui sakau, tu eisi į pragarą. Tas jam bach į akį. Tai sakau, kas taip skelbė, sako, staigiai eisi į pragarą, gąsdint, žinai. Tas žmogus nesuprato, tas galvoja, kad jis, žinai, bandytas gal koks, kad tu šiandien eisi į pragarą. Ir čia tas pats toks pavyzdys, kad, supranti, kad reikia išminties ir ta išmintis pas mus, jinai auga iš tiesų. Ir tu kaip pradedi galvoti, kai aš ir sakiau pradžiai, kad kai priėmė Kristų, po 2 dienų tu jau galėjai skelbti Evangeliją. Po 2 dienų. Ir man sakė, kas tas Dievas tau, tu sakau, ką, tu klausyk, pradėjau paukščiai čiulba, medžiai, viską. Ir tu pradėjai taip kalbėti, žmonės galvoja, kas čia tokio supranti. Kas čia su jo galva pasidarė, žinai, žmonai gėlės, pietus daro, nešioja į darbą, žinai, čia taip viskas vyko, čia staigiai, op. Ir tai ir yra, kad aš tai matau, nežinau kaip jūs, kai mes ieškome stebuklų, ten stebuklai, ten šventoji dvasia veikia, ten veikia, mūsų bažnyčia neveikia, iš kur tu sprendi žmogau? Ten vyksta stebuklai. A kas yra stebuklas? Didžiausias stebuklas, kai žmogus priima Kristų ir Kristus jo širdį apsigyvena, va čia yra vaikščiantis stebuklas, kai man vėliai sakė. Tu dabar pas mus vėliai kaip vaikščianti reklama. Iškart jo niekino, a paskui jau pasakė, čia geras, gal ir mano sūnui gali padėti, gal ir man. Iškart niekino, kad sektantas ten paskui po kažkiek laiko. Ir tokie dalykai vyksta, bet tai yra irgi išbandymai. Aišku, kad, ypač kurie įtikė, neseniai įtikėjo, kad... aš manau, kad jūs visi, kai įtikėjate, kai priėmėte Kristų, patyrėte iš savo giminaičių, pažįstamų, kurie juokiasi iš jūsų, kurie stengiasi atimti tą žodį, kuris siejamas mūsų širdį. Ir šiandien mes siejame žodį, ar savo sieju, ir su jumis dalinuosi, bet velnias jis ateina ir perpatikrina, karts nuo karto, tikrina, kartais, žiūrėkit, kai Jėzų gundė, mato 4 skyrius, o po to pasakyta, kad velnias atsitraukia nuo iki tam tikro laiko. Užtat Jėzus sako, per kentėjimus jis išmoko paklusnumo. Taip pat ir Jokūbas sako, kad laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkate visokius išbandymus. Man tai žinot ką, ir mes nesitarėm, bet iš tiesų, kai Gintas pradėjo skaityti 27 psalmę, aš jau norėjau nuo jos ir pradėti. Pažiūrėkite, pirmą eilutę, paskaitysim 27 psalmę. Viešpats yra mano šviesa, jis mano išgelbėjimas. Ko man bijoti, sako? Viešpats yra mano stiprybė, ir prieš ką man drebėti? Labai geras tekstas, ne? Mūsų šiandien dienos mūsų temai. Kai nedorėliai mano priešai ir piktieji puola mane, norėdami suėsti, jie susvyruoja ir krinta. Nors stovėtų prieš mane kariuomenė, nenusigas mano širdis, nors ir karas kiltų prieš mane, aš pasitikėsiu. Vieno dalyko prašau, va čia mūsų malda tegul būna, viešpatie, ir to vieno trokštų, gyventi viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas, stebėti viešpaties grožį ir lankyti jo šventyklą. Amen? Pasimeldžiam. Viešpatie. Šitie perskaityti žodžiai Dieve. Iš tiesų, vieno dalyko prašom ir trokštame gyventi tavo namuose per amžius, Dieve. Stebėti tavo grožį. Matyti tave, Dieve.
Iš tiesų viešpatie, o Dieve, dėkoti tau ne tik sekmadieniais, bet kiekvieną dieną viešpatie. Šlovinti ir garbinti tave, Dieve. Kiekvieną dieną, Dieve. Ne tik savo liežuviais ir burna, Dieve, bet savo gyvenimais, viešpatie, kad tą žodį, kurį tu, tą valią, kuri yra tavo žodyje, tavo valia mes matome tavo žodyje, viešpatie. Tavo valia yra, kad ne vienas nepražūtų, kad visi įtikėtų. Tavo valia yra mums, viešpatie, kad mes galėtume gyventi, skirti laiką tau, bendrauti su tavimi, skaityti, maitintis tavo žodžiu, mąstyti tavo žodį ir gyventi pagal tavo žodį, taikyti savo gyvenime. Prašome, Dieve, suteik mums drąsos ir išminties, viešpatie, sukurk mumyse nuolankę, kantrią ir ramią širdį, Dieve, gailestingą širdį žūstančiam pasauliui, žūstantiems žmonėms, suprasdami tai, kad mes kažkada irgi buvome neklusnūs vaikai, nepaklusdavome tau, bet tu iš savo malonės pakvietei mus į savo karalystę. Padėk mums nepamiršti, kad tu esi mūsų gyvenimo karalius, kad mes gyvename tavo karalystėje, viešpatie. Ir dėkojame tau, kai mes, viešpatie, iš tiesų nepaklustam tau, kad tu nepalieki mūsų, bet tu auklėji, augini mus. Nors iš tiesų kartais tavo auklyba yra karti auklyba, bet galiausiai atneša gerų vaisių, viešpatie. Todėl padėk mums augti, kad tas vaisius augtų meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas, viešpatie. Bet visų pirma meilė, Dieve, meilė tau ir meilė artimui, viešpatie. Todėl padėk mums iš tiesų ir dėkojame tau, kad visus šitos metus mus vedi, Dieve. Iš tiesų mokai mus kantrybės, išminties, drąsos, kad mes tą viltį, kurią turime, galėtume ir su kitais dalintis, Dieve. Nes Evangelija yra jėga įsigelbėti kiekvienam, viešpatie. Dėkojame tau ir tekyla tau visa šlovė ir garbė. Amen.